consisting of two parts. Ir žodis Krišna yra analizuojamas kaip sudarytas iš dviejų dalių. Krish is a Sanskrit verbal root that means to attract. Ir šaknis Kriš yra veiksmažodžio šaknis patraukti. And Na is an abbreviation of Nand, which means pleasure. Ir Na yra sutrumpinimas iš žodžio Nanda, reiškia malonumas. As in Ananda. Kaip Ananda. So Krishna is a name for God that indicates that God is all attractive and the source of all pleasure. Taigi žodis Krišna reiškia, kad jis yra viso patrauklumo šaltinis ir viso malonumo šaltinis. It's a very positive understanding. Iš tikrųjų, tai yra labai pozityvus supratimas. Parents, well, let's say a man and a woman, have children because they have love to give and they need an object of that love. Vyras ir moteris, jie nori turėti vaikų, nes jie jaučia meilę vienas kitam ir jie nori suteikti tą savo meilės objektui. We find that often a man and woman that cannot have a child become anxious, almost desperate to adopt a child. Mes matome kartais šeima negali susilaukti vaikų, jie desperatiškai nori įsisūnyti kažką.